žinai, buvo bairis. Kriaušė neįvažiuoja per mažas atstumas, tai reikėjo ekstra, išgriaujam stulpą ir tada įvažiavo. Nu, tai šeimininkai turi šuniuką, tai supranti, tas šuniukas mėgsta pabėgti. Čia ir dabar va užtverta šuniukui, kad nepabėgtų. Tai stengiamės iš karto surinkti naują dėžę, naują stulpą. tą pačią dieną. Ne tą pačią, ant rytojos. Didelis įvažiavimas tai privalumas ten ir pačiam kaip žmogui. Tai kas liečia įvažiavimą ir garažo vartus biškutį pradidinom, sakė šeimininkas su savo BMW veidrodėlius daužė, žinai. Tai ta tvara ir išliks tokia, ar jau čia fasadas atsinaujins? Formos tos pačios bus apklijuota klinkeriu, tas pats klinkeris kaip ant šito namo bus, taip pat ir ant poros. Čia tas pats, kas, tarkim, įvažiavimas į sklypą. Dažniausiai visi žiūri, koks ten bus namas ir taip toliau, o apie patį įvažiavimą negalvoja. Tai labai liečia namų statybą sodose, kur didelė technika negali privažiuoti. Ten, žinai, mažiukai posūkiukai, mažos gatvytės. Bet šiaip vartai būna parsidavinėję standartiškai, ten 5-6 metrai. Čia jokio standarto nebuvo, čia tiesiog buvo tas, kas padaryta, patys vartai kalvių darbo. Dabar, kadangi vartai išplatėjo, tai ir automatiškai seni vartai nebetinka. Tai vėlgi važiuojam pas kalvį, kalbinam, kad padarytų daugmaž tą patį, kad nesiskirtų. O pamatuką renovuosit? Jo, renovuosim, tik dar nežinau, nekalbėm šito momento su šeimininku, ar klinkeriu irgi klijuosim, ar kažką kitaip. Jeigu reikės nuplauti, tai galėčiau padėti. Ok, aš tau turiu objektėlį, kur tu galėsi plauti, tarp kitko netoli nuo čia. Tai va. Kai rekomendaciją sugimdžiau vietoj.